Tai laba diena dar kartą. Mėly klausytojai ir atsakingi augintinių šeimininkai, pradėsime paskaitą. Aš esu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus vedėja Gintarė, o šiandien kartu su manim paskaitoje dalyvauja Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojos asociacijos atstovas, veterinarijos gydytojas, veterinarijos klinikos vadovas DR Saulius Laurusevičius. Sveiki, Sauliau. Labą dieną. Norime jūs informuoti, kad ši paskaita bus įrašoma, jei turite kokių klausimų. Labai kviečiame juos rašyti į klausimų skiltį. Po paskaitos kolegė Greta atrinks svarbiausius su tema susijusius klausimus ir juos atsakysime. Ar kada esate susimąstę, ką reiškia būti atsakingu gyvūnų augintinio šeimininku? Tai ne tik maistas, glostymai ar malonūs pasivaikščiojimai. Tai ir sprendimai, kurie daro tiesioginę įtaką gyvūno augintinio sveikatai, elgsenai ir bendrai gyvenimo kokybei. Vienas iš tokių sprendimų yra kastracija. Nors ši procedūra šiuo metu nėra privaloma, vis daugiau šeimininkų ją renkasi kaip sąmoningą ir rūpestingą žingsnį. Šiandien labai kviečiu pažvelgti į kastraciją ne tik kaip į medicininę intervenciją, bet kaip į atsakomybės išraišką už savo augintinį, už visuomenę ir už gyvūnų gerovę. Šios paskaitos metu sužinosite, kodėl kastracija augintiniams yra svarbi, kokios yra šiuolaikinės alternatyvos, ką būtina žinoti prieš priimant sprendimą. Mūsų tikslas yra suteikti jums patikimą, moksliškai pagrįstą informaciją apie augintinių kastraciją. Tad kviečiu pradėti paskaitą. Sauliau, žodis jums. Ačiū. Labą dieną dar kartą visiems. Savo turbūt paskaitą nepavadinsiu, galbūt daugiau tai būtų pristatymas, nes tai bus ganėtinai trumpas pokalbis ir tikiuosi, kad jeigu kils klausimų, mielai juos atsakysiu, kadangi daugiau bus skirta ne medikams, ne veterinarams, o plačiai visuomeniai. Tai faktas, kad tiesiog koncentruosimės į tai, kad žinoti visus teigiamus, neigiamus tos procedūros aspektus. Kadangi turbūt visi, kas įsigyja bent kartą augintinį, visuomet susiduriat su tokia dilema, kad persprozant Šekspyrą, tai kastruoti ar nekastruoti. Ir kai kurie kreipiasi su to klausimu tik įsigyja gyvūną, kai kurie, savininkai laukia vyresnio amžiaus to gyvūno ir kasdienėje praktikoje bendraujant su savininkais išsikristalizuoja masė įvairių nuomonių, kurios yra teisingos, kai kurios yra, tokios visiškai nieko nepagrįstos, mitas tiesiog. Čia aš keletą tokių surinkau, o tas šaltinis tų mitų faktas yra ir internetas, ir Facebookas, ir močiutės, ir dėdukai, žodžiu, kažką tai patarė, tai kaip matote, tai nutuks, tai miegos, tai bus, dings agresija, ar ten mylės vaikus. Čia išgirstam, kad, turi turėti vieną vadą, kad pajus motinystės jausmą, kad ta kastracija irgi yra vėlgi žingsnis prieš Dievą ir taip toliau ir panašiai. Tai, tų nuomonių įvairovė paskatino pasaulinę smulkių gyvūnų veterinarų asociaciją, kurioje yra toks, reprodukcijos kontrolės komitetas, sukurti šunų ir kačių reprodukcijos kontrolės gaires. Tai, kad būtų laikomasi vienodus strategijos, tai tiesiog šitoj skaidrį galite matyti, kad tie autoriai, buvo iš įvairių pasaulio vietų: Italijos, Austrijos, Pietų Afrikos, Jungtinių valstijų ir Australijos. Tai geografinė įvairovė tai pakankamai svarbi, nes tos gairės užtikrina, tiesiog atsižvelgiant į lokalias perspektyvas ir pagrįstos ne siaura ta perspektyva, o pasaulinė geriausios praktikos ir sakykime, patirties sintezė.
tai yra gana didelis veikalas, veikalų galbūt nepavadinsim, nes tai vis dėlto yra gairės, tai yra pačios gairės yra 136 puslapiai, bet yra, reiškia, santrauka 9 puslapiai ir jos buvo ruoštos konsultuojantis su visomis pasaulio smulkių gyvūnų veterinarų asociacijomis, bendruomenėmis. Mūsų asociacija taip pat yra pasaulinės narė ir mes esame gavę ir klausimynus ir atsakinėjome. Tai reikia pasakyti, kad mūsų asociacija, jos nariai taip pat laikomės tų pačių strateginių gairių, kaip ir paruoštos pasaulinės asociacijos. Taigi, jeigu trumpai aptariant, galbūt pradėsime nuo terminų, nes plačioje visuomenėje dažniausiai naudojami du terminai, tai kastracija ir sterilizacija, kaip čia daugiau iš angliško, reiškia, žodyno atėję, kadangi sterilizacija apibrėžia, reiškia, patelėms, o kastracija yra patinams. Tačiau, kai matote, lytinių liaukų pašalinimas kaip po procedūra yra apibrėžiama terminu kastracija. Sterilizacija gali būti įvairi, tai yra sugebėjimo apvaisinti ir apsivaisinti panaikinimas, o dar yra terminas ir kontracepcija, tai būdai ir visokios priemonės, kad išvengti to nepageidaujamo nėštumo. Visiems šitiem tikslam pasiekti yra dvejopi būdai, tai yra medikamentinis ir chirurginis būdas ir dažniausiai tai apibrėžiama, reiškia, chirurginis būdas, tai yra visų pirma kastracija arba gonadektomija, kas reiškia lytinių liaukų pašalinimą ir tai siejasi su lytinių hormonų praradimu. Nes kartu su lytiniam liaukom iš organizmo mes pašaliname ir lytinius hormonus, tai reiškia galima atlikti kiaušidžių pašalinimą, kiaušidžių ir gimdos pašalinimą ir sėklidžių pašalinimą. Yra chirurginis būdas, jau čia sterilizacija nešalinant lytinių liaukų. Tuo metu, reiškia, išsaugome yra lytiniai hormonai, tai kaip ir human medicinoje yra, reiškia, galima, reiškia, kiaušintakių pašalinimas, sėklatakio, vien tik gimdos pašalinimas, paliekant kiaušidės, antsėklidžio pašalinimas, reiškia, ir kiaušidės implantas ir taip toliau ir panašiai. Tos procedūros faktas, kad turi įtakos, ypatingai, reiškia, gonadektomija, turi įtakos gyvūno sveikatai, tiek teigiamos, tiek dėja ir neigiamos. Čia trumpai išvardinti, reiškia, tie aspektai, kuriuos paliečia pašalinus lytinius hormonus, tai įvairios, reiškia, ir elgsenos problemos, reiškia, ta gyvenimo trukmė, skaitoma, kad kastruoti gyvūnai gyvena ilgiau, tačiau tuose tyrimuose galima įžvelgti gana nemažai ir paklaidų, kadangi apskritai kastracijos pats faktas, kad gyvūnas kastruotas, rodo atsakingą gyvūno šeimininko požiūrį į jo sveikatą, o tokiu atveju aišku, kad gyvūnas gyvens ilgiau. Ir yra neigiami įvairūs poveikiai. Reiškia, tai ir augliai, poveikis ir, reiškia, šlapimo nelaikymui, ortopedinės problemos ir metabolizmui. Kodėl taip atsitinka? Reiškia, šita schema rodo sudėtingą hormoninę ašį, ratą tokį, kuris, reiškia, egzistuoja organizme tiek, reiškia, šunų, kačių, tiek ir žmogaus, reikia pasakyti, kuriame dalyvauja galvos smegenys ir lytinės liaukos, kurios išskiria lytinius steroidus. Tai, kaip matote, tos rodiklėlės rodo pliusus, minusus ir visa tai yra surišta, tai yra veikimas arba slopinantis, arba dirginantis ir tas kiekvienas dirginimas iššaukia vėlgi papildomą sekreciją kažkokio tai hormono ir, reiškia, atitinkamą atsaką. Kas atsitinka, kuomet mes pašaliname tuos lytinius hormonus, kaip matot šitoj schemoj, reiškia, mes nukertam tą apatinę, reiškia, dalį ir to grįžtamojo ryšio galvos smegenys nebegauna, tada atsiranda, reiškia, hormoninis disbalansas, tai yra, reiškia, krenta estrogenai, testosteronas ir, kas labai svarbu, tai yra vadinamojo tokio liutinizuojančio hormono koncentracijos išaugimas, kuris, reiškia, irgi siejasi su tam tikromis kastracijos pasekmėmis.
Na, trumpai reiškia, aptariant naudą ir žalą, kuomet mes pašaliname lytinių liaukų hormonas ir pačias liaukas, tai galima teikti, kad kai kurias ligas išgydom arba užkirtam kelią tom ligom. Tačiau kai kurias ligas ir gali įtakoti. Naudą ir žalą įtakoja faktas, kad tam tikra veislės rizika, to gyvūno gyvenimo būdas, veiklos rūšis, savininko polinkiai ir požiūriai. Tai kuomet svarstome apie kastraciją, būtinai reikia įsivertinti, reiškia, anamnezę, gyvūno paskirtį, tiek gyvenimo būdą šeimininko, tiek ir augintinio, veislę, amžių, kūno įmitimą ir žinoma, kad rizikos ir naudos santyki. Kokiagi nauda būna organizmui, kuomet mes pašalinam lytinių liaukų hormonus, tai čia kalbam apie kales, tai išvengime nepageidaujamo nėštumo, reiškia gimdos ir kimšydžių ligų, reprodukcinių organų auglių, pieno liaukos auglių, reiškia užkrečiamų tokių ligų, yra toks užkrečiamas venerinis navikas, makšties išsivertimai, reiškia ir pseudo nėštumas, elgsenos problema, reiškia su motininė agresija susijusi ir, kas yra svarbu, tarkim, diabetiniams kalėms rekomenduojama kastracija todėl, kad visuomet porųjo periode, kuomet dominuoja progesteronas, tai yra nėštumo hormonas, paūmėja diabetinis statusas, reiškia, kadangi tai veikia kaip insulino, reiškia, veikia atsparumą insulinui didina. Na, rekomenduojamas kastracijos amžius, tai būtų po 1 ar 2 rujos kalėms. Reikia pasakyti, kad bet kuri sveika kalė gali likti ir nekastruota, bet tuomet šeimininkas turi nuolat stebėti tą reprodukcinę sveikatą, lankytis pas veterinarą ir taip toliau. Tai žalagi kokia būtų tai kalėms, tai siejasi vėlgi su tuo mano minėtu liutinizuojančio hormono padidėjimu po kastracijos. Tai čia, kas liečia ir šunis, ir kales, pastebėta, kad dažnesni yra kai kurių auglių atsiradimai, kai kuriems, reiškia, veislėms yra klubo displazijos dažnesnės, kryžminių kelio raiščių susilpnėjimai, dažnesni nutukimai, reiškia, skydliaukės, antinkščių kai kurių, reiškia, funkcijų pokyčiai ir kai kurių imuninių ligų paplitimas. Kas labiausiai, reiškia, pastebima iš tokių nemalonių reiškinių, tai yra kalėms toks yra būdingas pokastracinio šlapimo nelaikymo sindromas. Tai, kaip matote, jisai net siekia iki 20%. Tai tas, aišku, kad sukelia nepatogumų ir šeimininkui, nes jeigu kalė miega lovai ir nuvarva šlapimas, tai nemalonu. Ir pats gyvūnas, žinoma, kad jam iš karto stresas, jis laižosi ir taip toliau. Ir tuomet turime problemą, reikia vartoti vaistus ir taip toliau ir panašiai. Ir reikia pasakyti, kad tie vaistai ne visuomet veikia ir būna tokių atvejų, kad tą likusį gyvenimą tenka gyventi ir su sauskelniu tam gyvūnui. Kokia nauda šunims po kastracijos? Tai išvengiame tokių ligų, kaip, reikia pašalinti tas sėklidės, kuomet jos yra ne vietoje, sumažėja rizika tų, hormonus išskiriančių navikų. Šunų didelė problema yra, kaip ir žmonėse, tai yra gerybinė prostatos hiperplazija, tai kastruotam individui šito nebūna. Ir prostata regresuoja, yra tokios, perianalinių leukoadenomos, tai yra augliai, kurie siejami su, androgenais, vyriškais hormonais, šlaplės išsivertimai, tarpvietės išvaržos, kurios siejasi su, padidėjusia prostata. Na ir, žinoma, tas nepageidaujamas elgesys, tačiau tas elgesys, vėlgi turbūt čia tas pasikartosiu, kad tas mitas nėra visiškai toks pagrįstas, kad ims ir susitvarkys elgseną, nes skaitoma, kad apie 40% atveju vis dėlto ta elgsena nepakinta ir šeimininkas, tikisi iš tos kastracijos per daug.
Kokia žala, reiškia pašalinus, tai kaip ir prieš tai buvusioje skaidrėje apie kales, tai vėlgi tie patys, reiškia, augliai ir taip toliau ir tie, reiškia, raiščių pakitimai, bet šunims dažnesnės prostatos adenokarcinomos. Kaip nekeista, reiškia, šiaip šunim piktybinės prostatos navikas yra labai retas, bet pastebėta, kad tų kastruotų šunų atveju tų navikų fiksuojama, reiškia, dažniau negu nekastruotų šunų. Kalbant apie kates ir katinus, žinoma, čia yra truputėlį mažiau tų problemų ir ta nauda vėlgi yra ta pati, reiškia, tiek kiaušidžių gimdos ligų, tų pseudonėštumų ir ypatingai katėms turbūt tai yra aktualu, kadangi tie nepageidaujami nėštumai, reiškia, jie gali greitai atsitikti, toliau pieno liaukų įvairios būklės, kurias lemia, reiškia, hormoninis fonas ir pieno liaukos augliai, katinams sėklidžių lygos, reiškia, kas yra tikrai reta, bet, agresija kitų katinų atžvilgių sumenkėja, ir žinoma, kad dažniausiai šeimininkai dėl ko tai daro, tai tas žymėjimasis šlapinantis, tai tikrai sukelia nemalonumus namuose. Žala kokia, reiškia, tai, kad katėms turbūt metabolizmas labiau yra paveikiamas ir, reiškia, antro tipo diabeto rizika išauga. Galima, aišku, tai koreguoti šėrimu ir fiziniu krūviu. Statistiškai, ko gero, dažnesni būna apatinių šlapimo takų, reiškia, lygos, bet vėlgi daugiau yra tą įtakoja nutukimas. Ir jeigu ankstyvam amžiui, reiškia, yra kastruojama, tai tuomet dažnesni būna galbūt kaulų lūžiai. Bet reikia apibendrinant pasakyti, kad tikrai tiek kačių, tiek katinų atžvilgių tų pokastracinių komplikacijų yra labai ir labai mažai. Tai šie teiginiai neturėtų būti laikomi galutiniais, taip ir apibrėžiama tose gairėse, kurios yra pateiktos pasaulinės asociacijos. Ir už tai, kad nuolat tos nuomonės keičiasi, atsiranda naujų įrodymų ir jeigu, tarkime, prieš 15-20 metų tokių klausimų nekildavo, reiškia, įėjo į kliniką pro duris, reikia kastruodom, tai dabar mes niekuomet to nedarom, pirmiausiai pakonsultavę ir išsamei nepapasakojame apie šitus visus variantus, ką jūs girdėjote, kad šeimininkas galėtų pasirinkti, nes ką jau kaip sakant, pašalinom, tai atgal dėja neįdėsime. Tai reiškia, reikia labai aiškiai apsibrėžti. Nechirurginiai būdai yra keletas. Tai yra, reiškia, kuomet medikamentiškai galime, reiškia, dėti kažkokius tai, reiškia, hormoninius, reiškia, preparatus, imunokontraceptikus, cheminė kastracija gali būti, reiškia, genų terapija. Yra tokie, reiškia, progestagenai, kurie imituoja nėštumo būklę, taip daugiausiai, reiškia, naudojami katėm, bet jie turi daug, reiškia, šalutinių poveikių, ir visokie lėtai išsiskiriantys, reiškia, GnRH agonistai, kurios viską galite, reiškia, aptarti su veterinarijos gydytoju. Gairėse, reiškia, apibrėžta ir ta reprodukcijos kontrolės etika, nes, reiškia, ne visuomet galime mes kiekvieną atskirai individą aptarti ir pavyzdžiui, prieglaudos per didelę populiaciją reguliuojant, ko gero nėra to, reiškia, greito pasirinkimo, už tai, kad ten reikia užtikrinti, kad tų palikonių nebūtų. Aišku, galbūt, reiškia, turint omeny, kad ir tos gaudyk, sterilizuok, paleisk programos vis dėlto turi kažkokį tai efektą, todėl galimybė ir kontroliuoti ligas ir galima derinti tą su vakcinavimo programom. Ir žinoma, kas svarbu, tai ta atsakinga savininkystė. Todėl, reiškia, gydytojai iš naujo svarstom
tą įprastą, reiškia, kastravimo praktiką, labai svarbu, jog būtina atsižvelgti į kiekvieno individą atskirai, o reiškia ir tuo pačiu ir visuomeninius veiksnius, kaip ir, sakykime, su tom prieglaudų problemom ir populiacijos pertekliumi. Taigi, tą myslę kastruot ar nekastruot greičiausiai ir geriausiai turbūt padėtų įminti veterinarijos gydytojas, ne internetas, ne šuns treneris, ne veisėjas ir ne Facebookas. Ir kas yra svarbu, kad tai įsigijus, reiškia, augintinį, tai kuo anksčiau reiktų apsilankyti veterinarijos klinikoje, įvertinti tiek bendrą sveikatą, reiškia, įgimtas anomalijas, kas irgi būna kartais ir paslėptos, profilaktinių vakcinacijų terminus ir aptarti būsimo, reiškia, reprodukcinio statuso variantus. Jeigu planuojama reprodukcinis darbas yra viena, jeigu to neplanuojame, tai reikia aptarti tos kastracijos laiką, alternatyvas ir taip toliau. Na ir žinoma, kad atsakinga, reiškia, augintinių nuosavybė turi užtikrinti tą suženklinimą, kas jau dabar yra privaloma, tačiau dėja ateina ir tų neženklintų gyvūnų, ir kas yra keista, o tai faktas, kad šitas procesas tai mažina ir prieglaudoms tenka čia naštą ir pasimetami gyvūnai greičiau atranda savo šeimininką. Tai tiek aš trumpai norėjau aptarti, nesigilinant į ten tokias detalės, jeigu kokie tai yra klausimai, tai mielai atsakysiu, o kol kas ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū labai, Sauliau, už tikrai naudingą informaciją. Ir jeigu galima, aš užduočiau porą klausimų. Tai mes šitos paskaitos metu sužinojom, kad chirurginė kastracija, kur mums yra įprasta manyti, kad yra vienintelis būdas, tai jis yra ne vienintelis tikrai. Tai gal galėtumėte dar kartą išvardinti tiesiog tas kelias alternatyvas kastracijos? Taip, tai reikia paminėti, kad yra tam tikri preparatai, jie yra taip pat tiesiog hormoniniai ir skirtingi hormonai skirtingai veikia tą lytinį ciklą. Buvo ilgą laiką naudojami, reiškia, progestagenai, tai yra preparatas, kuris, tiek trumpo, tiek ilgo veikimo, kuris, reiškia, vadinkim taip, padaro, reiškia, gyvūną nėščių, nes nuolat skiriasi, reiškia, nėštumo hormonas ir todėl, reiškia, ciklas neprasideda. Tačiau reikia paminėti, kad tie preparatai turi gana tokį ryškų šalutinį poveikį, tai yra, įsivaizduokim, reiškia, ten kalytė ar katytė nuolat nėščia, tai faktas, kad didėja viršsvoris, daugėja, reiškia, pieno liaukoje vėžio receptorių, kuriuos progesteronas, reiškia, inaktyvuoja. Tai tie preparatai tokie nėra saugus. Yra preparatas, kuris, reiškia, dabar poodinis implantas, jisai veikia pusę metų. Jo anotacijoje yra pažymėta, kad jisai yra naudojamas šunų patinų cheminiai kastracijai. Cheminė kastracija čia skamba baisiai, iš tiesų tai yra, reiškia, tam tikras hormonas, kurio, reiškia, fone vėlgi yra neindukuojamas, reiškia, tiek lytinis ciklas, tiek, reiškia, spermatogenezė. Tai tas preparatas, vadinamas off-label use, yra naudojamas ir kalėms, ir katėms, tačiau, reiškia, kiekvieno atveju reiktų aptarti su veterinarijos gydytoju, kadangi tai irgi nėra vien tik tai, reiškia, teigiami momentai, jisai turi irgi tam tikrų niuansų, kuriuos, gydytojas pasakytų, kada ir ką ir kaip dėti ir kokiu galima tikėtis komplikacijų. Tai tų pagrindiniai būtų šitie medikamentai. Ačiū labai. Jūs pabrėžėt, kad veterinarijos gydytojo vaidmuo čia yra labai svarbus. Ar galėtumėte tiesiog trumpai kaip nors papasakoti, kaip tai yra realybėje, kaip šitas procesas atrodo, nuo ko ten pradedama, kaip vertinamas yra gyvūnas, kaip kartu su savininku yra parenkamas tas tinkamiausias sprendimas? Kaip pavyzdys, sakykime, reiškia,
Jungtinėse valstijose daugelį metų yra praktikuojama ta vadinama pediatrinė kastracija, kai reiškia individai kastruojami net iki 12 savaičių amžiaus. Tai kai kurie šeimininkai irgi ateina su jaunu gyvūnu, kur dar nebuvo nei pirmo ciklo, ten, sakykime, kalytei, ir nori ją kastruoti, nes sako, kad, okei, aš ten neišsaugosiu jos greičiausiai, jinai pas mane ten bėgioja laisva, tai darome tą iki pirmos rujos. Tai nėra nieko blogo, bet mes kiekvienu atveju rekomenduojame pasirodyti gydytojui, kadangi yra tam tikri niuansai su anatominė, reiškia, vulvos struktūra, kartais būna tokios vadinamos infantiliškos vulvos ir anksti iškastravus gyvūnas praranda, reiškia, galimybę, kad jinai pasitaisys, o tai lemia įvairius dermatitus vėliau, gali tekti vulvos plastiką daryti. Kitas aspektas, reiškia, tarkim, tas pats šlapimo nelaikymas, yra tam tikros veislės, dažniau pasitaiko, reiškia, gigantinių veislių kalėms, senbernarams, niufaulendams, ypač toms, kurios turi viršsvorį, ypač toms, kurios, reiškia, kuriams kupiruotos uodegos, dabar tokių jau turbūt labai mažai mes matom, bet dėja dar yra. Tai reiškia, ir tarkime, jeigu tai būtų bokserio kalė, tai visuomet pasakom, kad šeimininkas gerokai pagalvotų, nes bokseriui šlapimo nelaikymo rizika siekia net 60%. Tai yra labai daug. Na ir žinoma, yra veislės, kuomet ir bendros nejautros rizika yra didesnė, šalutinės ligos ir taip toliau ir panašiai. Tai irgi tos aspektus aptarėme. Ačiū. Tai iš tikrųjų čia labai svarbu yra bendrauti su veterinarijos gydytoju, veterinarijos gydytojo vaidmuo, bet svarbu ir tai, kad pats savininkas tą suvoktų, pats kreiptųsi ir, kad jam pačiam būtų aktualu, kad tas bendradarbiavimas vardant to teisingo sprendimo. Taip. Ačiū. O minėjote, Sauliau, kad yra šunų veislių, kurioms ypatingai reikia didesnį dėmesį skirti prieš priimant sprendimą kastruoti. Senbernarai, niufaulendai, bokseriai, taip. Tai ar yra dar kažkokių kelių kertinių, kokios kertinės tos veislės, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį? Ir ne tik šunų, pavyzdžiui, gal ir kačių yra? Reikia pasakyti, kad, kaip ir minėjau, katėms tų šalutinių problemų, tarkim, ir to paties šlapimo nelaikymo, tai praktiškai nebebūna. Praktiškai nebebūna, yra, aišku, niuansai su kačių, reiškia, kai kurių veislių bendraja nejautra ir taip toliau, bet paprastai tai viskas praeina sklandžiai. Kas liečia šunis, tai vėlgi tos pačios, reiškia, veislės, kurios išskirtos, tai tos gigantinės, galbūt yra kartais dažniau, reiškia, labradoro retrieveris, gal, reiškia, auksaspalvis retrieveris. Šitos veislės irgi tam didesnį polinkį turi tam, reiškia, šlapimo nelaikymui. Kaip ir, sakykime, kryžminio raiščio trūkimui yra daryta studija, kad, reiškia, pastebėta, kad auksaspalvio retrieverio veislė, tos, reiškia, tie trūkimai būna, reiškia, dažnesni. Tai vėlgi po to reikia ortopedinės operacijos koreguoti šitą problemą ir, manoma, jog tai įtakoja tas, reiškia, LH fonas. Tai tokios, kad būtų tokios išskirtinė veislė, kas liečia tą, reiškia, šlapimo nelaikymą, tai būtent būtų tas bokseris. Ar su uodega, ar be uodegos, bet dėja taip yra. Ačiū labai, tikrai labai įdomu ir tikiu, kad tai yra daugumai labai aktuali informacija. Tai kai mes kalbam apie tos augintinius, kurie turi savo savininkus ir kurie gali kreiptis ten dėl kiekvieno individualaus sprendimo į veterinarijos gydytoją, tai yra vienaip, ne? O kaip yra su beglobių gyvūnų reprodukcijos kontrolė? Nes jiems ar gali būti tie patys principai taikyti kaip savininkus turintiems augintiniams? Su beglobiu, kaip ir minėjau, ten yra truputėlį kitaip, kadangi prieglaudos perpildytos ir ne visuomet pavyksta turbūt, reiškia, sukontroliuoti, atrinkti ir vėlgi, ką dabar daryti, negi ten dėti implantą ir paskui
paleisti tą katę ir taip toliau. Tai faktas, kad ta kastracija vis dėlto išlieka prioritetinė, reiškia, procedūra, tuo labiau, kad niekas dar tos chirurginės kastracijos nepaneigė, nepakeitė niekuo. Šitie visi alternatyviniai metodai yra daugiau skirti būtent konkretiems atvejams. Žinoma, pasitaiko kartais, kad, tarkim, žmonės paima, reiškia, gyvūną iš prieglaudos ir po to atsiranda tas šlapimo nelaikymas, tai jie gauna tą gyvūną kastruotą. Bet, prieglaudos toks, reiškia, yra tokia funkcija, jie turi, reiškia, mažinti tą populiaciją ir jie faktas, kad pasirenka tokį paprasčiausiai labiausiai prieinamą būdą. Tai čia šito vietoje aš manau, kad nieko nepakeisime. Faktas, kad tas šlapimo nelaikymas, jisai neatsiranda tuoj pat po operacijos, jisai atsiranda, reiškia, net ir po 3 metų 75 procentam, reiškia, atveju tai būna, tai ne tuoj pat. Tai ne tuoj pat. Reiškia, gali būti po metų, po 2 ir netgi po 3. Tai čia pastebėti, parinkti ir galbūt faktas, kad tos situacijos, kuomet žinoma, kad bus, reiškia, savininkas ir matoma, kad ta veislė, tarkim, turime prieglaudoje bokserį ir norim jį atiduoti kažkam tai konkrečiai, tai reiktų su šeimininku galbūt aptart, ar jis norėtų, nes greičiausiai jis turės problemą, jis pradės lankytis pas, reiškia, gydytojus, pirkti vaistus ir reiškia, vargti ir, bus ko gero nepatenkintas, kad, šitaip atsitiko. Tai čia tie niuansai, bet jų neišvengsime, toks gyvenimas. Taip, pritariu. Tai ačiū labai. Greta, ar mes turime klausimų susijusių su gyvūnų augintinių kastravimo tema? Taip, šiek tiek turime. Tai turime pirmą klausimą iš Beatričės, kuri prašo, kad galbūt galėtumėte nurodyti pavyzdžių, kokių imuninių ligų plitimas yra siejamas su kastracijos atlikimu. Tai yra daugiau tokios, reiškia, tos lygos, apskritai tos autoimuninės lygos, imuninės lygos, jos yra dabar labai paplitę. Netgi dabar reprodukcijoje yra, reiškia, jau patinų nevaisingumas priskiriamas prie autoimuninių lygų, reiškia, manoma, kad ir, reiškia, patelių, kalių yra dažni slapti endometritai, kuomet gyvūnas serga, reiškia, endometritu ir, reiškia, tuomet reikia derinti ir žiūrėti, dėl ko tas endometritas, kadangi neegzistuoja infekcinis faktorius. Tos imuninės lygos dažniausiai siejasi su kažkokiu tai, reiškia, hormoniniu disbalansu. Vėlgi, reiškia, tas pats kastravimas eliminuoja visą eilę ir kitų, reiškia, dalykų. Tai antinksčių funkcija ir jų hormonų disbalansas šiek tiek atsiranda. Tai tiesiog gali suaktyvinti jau esamas imuninės ligas. Konkrečiai, kad imuninės lygos dėl kastracijos kažkokia tai autoimuninė liga atsirastų ar kažkas, tai negalima taip teikti. Tiesiog kaip vienas iš aspektų, kuomet prie gretutinių ligų kai kada reikia netgi rekomenduojama kastruoti, o kai kada gali atsitikti, kad po kastracijos, kokia tai būklė gali paūmėti. Ačiū labai. Tada dar Skaistė turi komentarą. O kaip naudojant cheminės kastracijos metodus, ar įmanoma po to kažkaip ją pašalinti, tarkim, pamačius, kad gyvūno elgsena kinta į blogąją pusę? Taip, geras klausimas. Reikia pasakyti, kad ta cheminė kastracija, ta vadinkime, tai gana dažnai naudojama būtent šito indikacijai, kada šeimininkas nori pasižiūrėti, kaip keičiasi gyvūnas. Tai faktas, kad tas implantas, jisai, tiesiog yra dedamas į kitą vietą, kad jį būtų galima pašalinti. Kartais, reiškia, mes jį naudojame netgi ir rujos sukelimui, nes pirmą kartą įdėjus jisai sukelia rują.
Bet taip, tą galima atlikti, tą galima pašalinti, nes pagal, reiškia, notaciją reikia dėti tenais tarp menčių, bet tuomet nėra galimybės įrasti, tai mes dedame į kitas vietas. Kad jį išimti dėl to, kad pasikeitė ant gyvūnas, tai tikrai, nėra. Dažniausiai atsitinka, kad šeimininkas įsitikina, kad taip, ta kastracija tikrai yra gėris, nes, sakykime, katinas nustojo, reiškia, šlapintis bute ant užuolaidų ir sako, visiškai kitas gyvūnas, dabar mes jį išsikastruosim ir bus viskas ok. Lygiai taip pat ir pasitikrinti tenais, tarkim, šunų elgseną, ar tai agresija, ar kažką, nes irgi yra toks aspektas ir buvo įdomi, reiškia, studija, kad anksti, reiškia, dar lytiškai nesubrendusių individų chirurginė kastracija gali sukelti agresiją žmogui, nes skaitoma, kad šito reiktų vengti ir turėti omenyje. Nes skaitoma, kad gyvūnas nėra mentališkai subrendęs ir jisai atvežtas į veterinarijos kliniką patiria stresą, mato svetimus žmonės, galbūt dėl to, tokia prielaida yra daroma, tačiau pastebėta, kad taip, ta agresija gali atsirasti. Tai va, tai tas tų reiškia alternatyvių būdų pabandymas, vadinkime, elgsenos testas, tai taip jis yra praktikoje naudojamas. Tai ačiū labai už atsakymą ir dar kartą primenam, kad tiesiog šiandien paskaita yra būtent apie gyvūnų augintinių kastraciją, tai apie tai ir kalbamės. Tada kitas klausimas yra iš Rolando ir jis turi, kaip suprantu, didelį įmonę, kurios teritorijoje gyvena virš 100 kačių. Ir katės kelia pavojų sustabdyti įrenginius elektros ir prašo patarti, ką daryti tokioje situacijoje, kai tiesiog įmonės aplinkoje yra net 100 kačių. Tai čia turbūt aš galėčiau atsakyti. Prašau. Kad jeigu teritorijoje yra daug beglobių kačių, kurios nekontroliuojamai dauginasi, tai būtina tiesiog yra kreiptis į savivaldybę. Nes savivaldybės, jos sudaro sutartis su gyvūnų globėjo asociacijom arba organizacijom arba veterinarijos gydytojais. Žodžiu, kaip randa būdus kokius spręsti ir vykdo PSP programas. Tai tiesiog svarbu yra užkardyti tą tolimesnį jų dauginimąsi ir kreiptis į savivaldybę. Gerai, ačiū. Ir tada turim paskutinį klausimą iš Vaivos, kuri klausia, ar pediatrinės kastracijos taikymo rekomendacijos šunims ir katėms skiriasi? Ne, nesiskiria. Ne. Daroma, nes matot, Jungtinėse valstijose truputėlį apskritai, reiškia, čia neįsiplečiant, ta kastracijos taikymas labai skiriasi nuo, reiškia, visuomenės tradicijų, įsitikinimų ir taip toliau ir panašiai. Jeigu pasižiūrėsite pietinės, reiškia, valstybės, kad ir Europos, ten kastracija yra ganėtinai reta. Tarkim, Jungtinėse valstijose, aš bijau pameluoti, turbūt bet apie 80% reiškia yra kastruotų individų. Tuo tarpu Švedijoje apskritai kastracija galima tik tai tuomet, kai tik tai su gydytojo rekomendacija. Nes skaitoma, kad atsakinga savininkystė turi būti prioritetas, o ne lengvas sprendimas. Tai tarkim, ta pediatrinė kastracija daugiau yra, reiškia, paplitusi Amerikoje, kadangi ten visuomenė irgi mėgsta gyventi komfortiškai. Tai skaitoma, kuo anksčiau aš iškastruosiu, tuo mačiau, man bus galvos skausmo su tuo brendimu ir tojais nepageidaujamais, reiškia, palikuonimis. Todėl ten, ganėtinai plačiai taikoma. Taip, kad čia labai skiriasi tiesiog tradicijos. Tai ačiū Jums labai už išsamius atsakymus ir taip atsakant Skaistei į klausimą, tai paskaita yra įrašoma ir įrašas bus paskelbtas VMVT Facebook paskyroje.
Na, o dar Rolandas atreaguoja, kad jau kreipėsi į savivaldybę, tačiau jau keli metai kaip niekas nevyksta ir realiai savivaldybė nežino, kaip spręsti šią problemą. Tai ką tokiu atveju daryti reikėtų? Realiai tai yra labai didelis kiekis kačių ir tikrai tikiu, kad tai yra didelė rimta problema. Turbūt nereikėtų sudaryti tų patogių sąlygų tom katėm ten daugintis, bet vis tiek populiacijos jūs neiškastravus nesuvaldysit. Vis tiek reikia, nežinau, kreiptis dar kartą. Tai ačiū labai už atsakymus, kaip ir daugiau komentarų, klausimų nebeturim. Tai ačiū labai Sauliau. Tikrai informacija buvo išsami, naudinga ir tikrai džiaugiuosi, kad sutikot bendradarbiauti ir pasidalinti, pasaulinę praktiką ir tom gairėmis ir panašiai. Tai ačiū visiems, kurie prisijungė, kurie dalyvavo ir kurie ateityje klausys įrašą ir labai tikimės tikrai augintinių savininkų sąmoningumo. Na, o kolegoms, kurie rašo į komentarus apie paršelių kastraciją, tai mes jūs girdim, matom, mums rūpi ir tiesiog čia yra kita tema - gyvūnų augintinių kastracija šiandien. Tai mes skiriam dėmesį būtent šiai temai, tai atsiprašome, kad jūsų komentarai liko neatsakyti. Ačiū labai. Ačiū labai Sauliau, ačiū labai kolegos už pagalbą ir viso gero visiems tada. Viso gero. Viso gero.